Sveiki, aš esu Aistė Virketė, augalų prieglaudos gyvybės langelis įkūrėja ir noriu pristatyti naują savo sumanymą, tai yra laida apie visą, kas susiję su augalais ir gamta. Tai turbūt būtų naujo formato toks variantas ir aš labai norėsiu sulaukti iš jūsų palaikymo, nes kas yra nauja, visada yra šiek tiek gal gležna ir trapu, lygiai taip pačiai kaip ir augalas, kuris stiebėsi mažais lapeliais, ypač šį pavasarį. Kodėl buvo reikalinga ši laida? Laida buvo reikalinga todėl, kad karts nuo karto dirbdama per šiuos 4 mėnesius su gyvybės langelio bendruomenė, su atsirandančiais žmonėmis, kurie visą laiką manęs klausia, ką daryti su augalais. Patarkite man, jeigu mano augalą puola muselės, patarkite, kuo tręšti, jeigu augalas yra ligotas. Tai vat, iš tiesų, nors aš ir nesu botanikė, tačiau aš noriu pasidalinti savo pačios patirtimi ir kitų žmonių įžvalgomis, ką galima geriausia suteikti augalams. Tai šiandien bus viena pirmoji dalis, ką aš darau, kai augalus puola vabzdžiai. Taigi pirmiausia, savaitės apžvalga. Ir tikrai buvo įdomi savaitė ir vienas įdomiausių niuansų ir nuotykių šioje savaitėje tai buvo laidos Skinsiu raudoną rožę apsilankymas gyvybės langelyje. Ir šiandien pat aš pasidalinsiu savo Facebooko paskyroje apie tai, kad galima peržiūrėti laidą. Ir iš tiesų, tai man buvo labai įdomu pasidalinti savo patarimais, kaip aš padedu augalams, kokias priemonės naudoju. Tai visą tai jūs pamatysite laidoje. Kitas apžvalgos galbūt būtų momentas tas, kad šią savaitę labai daug kovojau su skydamariais. Ir neįsivaizduoju, iš kur jie pas mane atėjo. Tie skydamariai tikriausiai atėjo su vienu augalu, kurio negalėjo net įvardinti mano botanikė Sandra. Ir su Sandra mes galvojom, kada išleis atžalėles, tie svogūnėliai, kurie buvo sukišti į vazoną. Mes tikėjomės, kad atpažinsim pagal žiedus ar kažką daugiau. Bet iš tiesų tai tie augalėliai vos išlindė iš svogūnų, iš po žemės, jie buvo užpilti skydamarių. Aš turiu visas va štai nuotraukas, galiu parodyti, kaip atrodo tie skydamariai. Ir kiekvienas toksai susidaręs buveinės lizdelis skydamarių puola augalą ir netgi po svogūnėlio slepiasi tie skydamariai ir jų kiaušinėliai. Todėl reikėjo kiekvieną svogūnėlį atlupti ir atskirai persodinti į 2 atskirus vazonus visą šitą pirmąjį variantą vazono. Tiesiog reikėjo juos išskaidyti ir atskirai susodinti visus svogūnėlius. Tikiuosi, kad skydamaris nebesinaujins, o jeigu atsinaujins, aš turėsiu sugalvoti kažkokį purškiklį, kažkokį variantą purškimo. Ar tai būtų prieš tai mano minėta laidoje aliejus, ar tai alkoholis ir puršti šią esenciją augalus, kad susinaikintų skydamariai. Bet apie tai bus vėliau, kada pamatysim, kas vyksta, kai augalai susodinti iš vazonuose. Šios savaitės svarbiausių įvykių apžvalga yra tokia. Ir dabar norėčiau pereiti prie mūsų pagrindinės laidos dalies. Nors atrodo labai jau kruopščiai nuvalai skydamarius ir visus kiaušinėlius, tačiau nepastebi, kaip vėl užauga už kelių dienų nauji skydamariai. Suaugę, tai reikia juos labai gerai pastebėti ir stengtis laiką labai kruopščiai išvalyti, bet kaip ir minėjau, tai bus naujoje laidoje. Tai pirmiausia, tai noriu šioje laidoje parodyti, kas padeda man nuo jų apsisaugoti, nes jie mėgsta pereiti nuo vieno augalo prie kito, ypač jeigu tie augalai yra vienas šalia kito labai arti. Tai nors čia iš tiesų noriu pasakyti, kad nieko nėra man apmokėta už šio produkto pristatymą, tačiau noriu parodyti, kaip jie veikia, nes man padėjo sugaudyti ne tik tai skydamarius, bet ir museles, tokias juodas mažytės, dažnai iš lauko atsineštų žemių išsiritančias tokias parazitinės museles. Ir pirmiausia, tai reikia labai atsargiai išsivynioti, nes šitie lapeliai yra be proto lipšnus ir tikrai sudėtinga juos atklijuoti.
Čia yra tam skirtos lazdelės, tai vieną iš jų jau galima laikyti rankoje ir bandyti atlupti pirmąją dalį. Jinai be proto lipšni, dėl to reikia labai atsargiai atklijuoti ir bandyti prakišti pro tam skirtą vietą pagalėlį. Ir kad nepriliptų pirštai, žiūrėti labai atsargiai, čia taip nelabai patogu, bet užtat veiksminga. Ir štai mes beveik turim, aš bandysiu dar kažkas atsargiai labai tą papirėlį, nors labai sunkiai, geriau nebandysiu. Labai sunkiai, greit labai prilimpa, dėl to aš ir rekomenduoju, nes veiksmingai prilimpa visi vabzdžiukai. Ir galiu parodyti, pademonstruoti, kur maždaug galima užkišti. Aišku, galima, va čia yra patogi vieta tam padaryta. Va čia va. O, štai tai strigdyti. Ir ši geltona spalva, bent kaip rašo instrukcijoje, pritraukia vabzdžius. Ir taip sustabdo jų dauginimąsi, kadangi šiuose spąstuose jie nebegali pajudėti. Ir taip pat čia yra netgi kažkokių tai medžiagų, kurios apsaugo augalus nuo šitų vabzdžių. Tai va, tai tiesiog vieną kitą lipšnų lapelį suklijuoti ant medžio, ant šito vadinkim augalo, net medžio šiuo atveju. Ir galima padaryti tokią kalėdinę eglutę gražią iš augalo 6 dienoms, nes tarsi rašo, kad po 6 dienų lapelės nustoja veikti. Na, o dabar anonsai. Ateinančią savaitę, tai yra kovo 20 dieną, pasaulinė Žemės diena, tikrai minėsiu su trenksmu ir kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti prie šios savaitės paminėjimo svarbiausios dienos. Tai yra Žemės diena, nors kiti dar ją įvardina kaip laimės diena, nors laiminga Žemė, laimingas žmogus, viskas yra susiję. Tai labai norėčiau pakviesti žmones į žalieji mainai renginį ir kviečiu grandioziškai paminėti šią šventę. Pati esu pakviesta labai nuostabaus kūrėjo Giedriaus Bučo sudalyvauti šiame renginyje. Labai kviečiu visus atvykti, dalinsimės augalais, augalėliais, atžalomis ir aišku idėjomis, kaip geriau užauginti savo augalus namuose. Na, o kitas renginys tai vyks vietinėje mokykloje Užusaliuose. Bus socialinių įgūdžių savaitė ir esu pakviesta vaikams papasakoti, kaip sukurti idėją nuo nulio iki bent tokio lygio, kokiame aš esu pati. Tai aš labai noriu motyvuoti vaikus imtis iniciatyvos, siekti savo svajonį įgyvendinimo ir kaip tai susijęti su socialinė veikla, kad tai būtų ir pačiam įdomu daryti ir kad tai būtų naudinga visuomeniai. Taigi, kitos savaitės anonsas. Kitą savaitę šioje laidoje ketinu parodyti, kaip reikia kovoti su skydamariais. Kokios įmanomos priemonės apsaugoti augalus nuo šių bjaurių baltų vabzdžių, kurie turi ilgas tokias uodegėlės ir tokie dygliuotos mažos kiaulytės ant augalų. Taigi, kaip jau žinia, visą šitą darbą, kurį jūs matote, aš darau neatlygintinai ir gyvybės langelis yra kaip ir labdaros veikla. Tai aš labai norėčiau, kad jūs kiekvienas pasidalintumėte ir savo nuomonėmis, ir informaciją, kuri jūs domina ir kurią norėtumėte išgirsti šioje laidoje, nes ketinu toliau jums pasakoti ir teikti patarimus apie augalus, taip pat duoti daugiau informacijos, kas susijęs su visa šita ekologinė sritim. Tai jeigu jums yra įdomu ir matote tame savo naudos, labai kviečiu tiesiog visus paremti 2%. Ir visas rekvizitus, kaip jūs tai galite padaryti, pamatysite šios laidos aprašyme.